Iššūkis didžiausias šitas interviu. Mes esam elektros ir automatikos įrenginių komanda. Tai yra vyresnysis inžinierius, automatikos inžinierius ir elektros inžinierius. Čia jau aš būsiu. Mes vykdom operatyvinius perjungimus, pildom operatyvinius žurnalus, atliekam įrenginių apžiūras, identifikuojam defektus, smulkesnius defektus šalinam patys. Pagrindinė tokia funkcija, kad įrenginiai veiktų sklandžiai. Kiekviena diena gali būti labai skirtinga. Savaitgalį matuojam 0,4 kV variklių izoliacijos varžas. Šiandien man gaisrinius mazgus reikėjo apžiūrėti. Aš juos apžiūrėjau. Rytoj biokuro katilinės skirstyklą reikia apžiūrėti. Pirmas bloko leidimas buvo įvykis. Buvo jaudulys. Aišku, aš daugiau iš šalies pirmą kartą stebėjau, dar mokinys būdamas. Mūsų šitie 2 blokai yra rezerviniai. Sulaukus skambučio per atitinkamą laiką turim paleisti tuos blokus, kad gamintų visiems mums elektrą. Visi atėję 3 mėnesius mokinasi, nes čia niekur kitur tu patirties neįgausi šitame darbe. Tai visi atėję būna mokiniais ir tik tada gali dirbti savarankiškai. Aš turėjau mokytoją priskirtą, linkėjimai Vidui. Nepanikuot sudėtingesniai situacijai, loginis mąstymas, ko nežinai, visada nebijot paklausti. Pirmiausia, tai drąsos, kad nebijotų klausti ir kantrybės, nes tikrai yra ką išmokti ir ne per vieną dieną ir net ne per mėnesį čia išmoksi. Atsakomybės irgi nemažos.